Sveiki, draugai. Taip kaip ir gaunas BMW jau servizas pas mus. Ar dirbtuvės, bet vien tik BMW pradedam remontuoti. Ne, aišku, yra ir kitokių mašinų. Pradėkim apie reaktyvinį lėktuvo variklį. Kalbu apie BMW V8 dizelis 3,9, 4,4 litrą 2000 metų M67. Jis į senesnius, į boomerius tą vadinamą ir į naujesnius modelius. Jau netgi viską iš atminties šį kartą atsimenu, todėl ką pastojo neišranda. Susidūrėm su problema, su daug problemų ten susidūrėm, detalių nėra, tarpinių nėra, kai kas gal rand, bet pasižiūrėkit, ar jos yra pardavime, nes jau kiek kartų buvo užsakyta ir daugiau grąžinti pinigus, jis sako, sorry, mes neturim. Sekanti problema su tuo varikliu būtent yra ta, kad nėra blokatorių, velenėlė ir velen, originalos, taip kaip turbūt. Yra kai kurios aš radau, kad rašo ir M67, bet paskambinį įrankių nuomos ir taip toliau, jie sako, kas čia per variklis. Vat su tokia bėda. Mes rankų nenuleidžiam, pradžiai eskizą darom, o po to šiek tiek su lazeriu, šiek tiek su bulgarke, šiek tiek su dilde, nepamirškit dar работать напильником. Čia yra šventa prie tokių darbų. Ir jau kai jau daugmaž pasigauni tokį jau lekalą kaip turbūt, veži vėl pas lazeristą ir galim pasižiūrėti galutinis rezultatas. Nei nieks klip, viskas tvarkoja, jau galim užsiblokuoti. Bet bematodami apatinį, vėl tos sotkės. 3 sotkės prasileidom ir per daug klip. Tai nuėžėm vėl ištekėm. Ką mums tas tikslums reikalings, gal Rolandas papasakotų šiek tiek, kas pirmą kartą gal mato taip atidarytą variklį. Kam tie blokatoriai reikalingi, kodėl nesu markeriu pasižiūrėjom, dantratį jau paėmėm, viską paleidom. Jau Rolandas labiau profesionalas. Na čia paprastas reikalas iš tikrųjų, kai nėra įrankių, pradedi pats konstruoti, daryti kažką. Žodžiu, kitos išeities nėra, kadangi viskas čia kaip ir visiems šiuolaikiniam aparatam yra laisva. Visi dantratukai sukasi taip, kaip jie nori, jokio šplintų nieko nėra. Už tai reikia blokuoti velenėlius. Jau kai standi blokiruoti yra, tada jau atsistatai alkūninį veleną užblokuoji. Ir to lekalo užkoiščiuoji, kaip čia pasakyti, užblokuoji velenus abudu. Reiškia, kitaip negali būti, kadangi kiekvienas velenas turi savo viršutinį tašką, čia montažinis, čia nieko jis nereiškia, tos rodiklės tik montažinis. Tai kiekvienas velenėlis savo kodą turi, tai taip sudedi. Ir tik tada gali priveršti, kad grandinė jau būna įsitempus, tempėjai viduj, viskas pakeista. Čia yra, pavyzdžiui, siurblio parazitinis dantratis stovi ir be to daikto niekaip. Be to turi jį pasidaryti tiksliai, nes kitaip, jeigu neatsitiks alkūninis velenas, žinot, tada jau problemas iš karto įsidega check engine ir taip toliau prasideda nesąmonės ir gaudimai degimų. Tai bandėm, aišku, mes čia matavom visaip kaip, kitaip jo būti negali, galbūt originalus gali būti iš 2 dalių, tvirtinamas dar papildoma, aš viską suprantu, viskas aišku. Tiesiog galimybės tokias nėra, ten be mandraudamas galima atsirasti vėl kažkur laisumas. Tai padarėm idealiai, kad priglūstų prie paviršiaus, statmenai su lazeriu išpjovėm tas skylės, žodžiu, visur, kad apeiti visas kliūtis, visą kitą. Ir reikėjo šiek tiek dar valandą paprakaituoti su dilde, kad prileist ant tiek, kad jau būtų minimaliai laisumas. Jo praktiškai ir nėra. Tai matot, dabar yra tik tai toks laisumas. Čia nėra daug, nes neįmanoma tiesiog visiškai taip užblokuoti, kad jokia judesio nebūtų. Taip pat būna ir su originaliais, tiksliau su gamykliniais blokatoriais. Štai visas laisumas. Tai taip ir
Tikiuosi, kad bus gerai, nes kito kelio tiesiog mes ieškojom visur, ten tų gal išsinuomoti Radau kažkur. vieną radau, jisai yra Minske ir nuomojams. O tas paieškos vykdėm pagal įrankio blokatoriaus kodus. Tokio kaip BMB išduot ir aš jo neradau. Galima tokį, sakykime, tiem, kurie pirmą kartą lys į variklį ir kurie patys nors sutvarkyti, profesionalai, tai jau viską žino jie nuo A iki Z, o pradėtis tiesiam galim tokią mažą rubrikytę padaryti, kodėl ko geriau nedaryti. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Rolandai, o be tų įrankių įmanoma sustyguoti 98 procentus, tai tiksliai. Neįmanoma. Dar kaištinę parodėm alkūnę dar. Todėl, kai jis išveš, sakiau, kad jau išveš. 3 sutkės prasileidom. 3 sutkės prasileidom, o klebą pusę, pavyzdžiui, va dabar yra alkūnė velino žiedas, čia skaitytuvas nuskaičiuoja impulsus alkūnė velino. Tai va, jeigu 3/10 laisvumo skaičių apatinė, kuris blokuoja veliną, čia panašiai, kaip pasakyti, beveik per pusę langelio jau atsiranda laisvumas. Į vieną, į kitą pusę. Negali taip, tiesiog net rizikuoti taip daryti. Turi būti idealiai užblokuota, judesys minimalus. Tik tuo atveju galima pasiekti tą teisingą rezultatą. Taip kad visom mašinom iš tikrųjų būna, pirkti visur. Ir parduotuvėse, ir internete, kur norit, rasit tų blokatorių. Va šitam motorui mes tikrai suvargam, konkrečiai. Gerai, nes su pirmu motoru suvargstam, Tai va ir viskas. mes kitokių neįmam. Tai prie to pačio, kad jau klausė, sakau, ar su markeriu, pavyzdžiui, Rolandai, galim padaryti su markeriu? Ne, niekas su markeriu, čia iš vis nėra prasmės. O pavyzdžiui, daugam, sakykime, pirmą kartą ardant, nes yra žmonės, kurie ardos, yra, kurie nori išmokti ir išmokstama yra. Ko galima išsigąsti ardant tokį variklį, kas gali nustebinti, kaip pavyzdžiui, atsukus šitą varžtą, kas gali nutikti? Pabėga, ta prasme, vėlinėlių fazės iškart pabėga, kadangi vožtuvų svirtelės spiruokliuoja nuo vožtuvų spiruoklių. Ir jos iškart pabėga, nes kadangi nėra šplintų, jūs kad ir čia prieš ardant atsižymėsit kažką kažkur, tik atleisit va šitos 2 varžtus, jum iš karto vėleniukai atsistato taip, kaip jam patogiau gulėti. Ir visas degimas jūsų pabėga. Žvaigždutės bus vietoje, tarkim, ne? O vėleniukai prasisuks. Kadangi dar kartą kartuoju, nėra nei vieno šplinto. Viskas veržiasi plokštama su plokštumu. Tada aš turiu dar vieną klausimą, Rolandai. O daleiskim, mes keičiam šliaužikus, ko šiuo atveju net negavom, naujos grandinės, naujos tempėjos ir mes buvom pasižymėję dantukai dantukų. Ar mums atitiks? Ar gerai bus viskas? Dantukų padėtis neturi jokios reikšmės. Viskas reguliuojasi tik tai su vėlenėlio blokatoriu. Jūs galite apsukti 180 laipsnių kampu tas visas žvaigždės, grandinę užėti bet kaip. Tai jokios reikšmės įtakos neturi net siurblį kūro, kadangi čia yra tik tai vedamasis dantratis krumpliaris, o čia yra apačioj siurblio krumpliaris. Jokio skirtumo iš tikrųjų nieko, išskyrus tai, kad kol neturėsit blokatorius, jūsų neišgelbės jokie pasižymėjimai, absoliučiai. Galit vėleniukus čia užsižymėti, bet tai nepadės. Taip tik atrodo, kad lyg tai sutampa. Daro didžiulę klaidą, varikliais gal ir užsives, bet didelė tikimybė, kad rodys, kad netitinka velino padėties paskirstam vėlinėlį. Ir prasidės nesąmonės, važinėjimai po servis, ieškojame diagnostikas bereikalingas, bet to į diagnostinę aparatūrą prisijungti bandžiau yra sunku, kadangi jam jau yra apvali rozetė. Su visais perėjimais, kažkodėl, nežinau, labai mažai išgavau informacijos, pavyzdžiui, apie korekciją šis kalbos net nėra, o daugiau tai, sakau, reikia mechaniniam priemonėm bandyti išspręsti iš anksto, prevenciškai tą reikalą, turėti tokį daiktą. Ir tada jie tikimybė, kad bus ok. Vienu žodžiu, nusistatai ties taškus, užsiblokuoji ir tada tik tai sardys. Ne taip, kaip mes pirmą išsardėm, po to surinksim. Ne, tai čia aš maniau, kad bus ir detalių, bus ir blokatorių, visko bus. Aš pažiūrėjau, buvo visur, kad yra, kad siūs, tai ne.
prasideda va tokie dalykai, kūryba. Nu gerai, aš pasigirsiu dar paskutiniu perliuku. Tai vėlgi pasikartosiu, va, grožį šitą. Kaip jis atrodė, galim pasižiūrėti šičia. Arba ten. Na, va taip atrodo prieš ir po daleiskim. Skirtumas yra didžiulis. Čia su aquablastingu tai yra su šlapiu stiklavimu padaryta ta dalis, nu, o ta yra rankom šveista, chemija plauta ir dar belim kiek stengtis, tai rezultatas man atrodo labai aiškus ir kaip turėtų būti detalės apdorojamos iš tikrųjų. Ir kad atrodytų originaliai, kažkaip kaip iš fabriko, o gal dar ir geriau negu iš fabriko. Ir šlapstiklavimas, nedažyta, nelakuota, labai gražiai atrodo, netgi metalso kaip atrodo, labai greitai išsivalo, pasidaro. Ir Rolando kaip mechaniko surinkinė tokią švarumą detalę. Baltas pirštinėlės. Dar galbūt nedaėjom iki to, kad su baltom pirštinėlėm, bet aš manau, kad daeisim. Tikrai daeisim iki baltų pirštinėlių, Rolandą pamatysim su pirštinaitėm ir aš manau bus kitas lygis surinkinėjimo. Nu, ta prasme, senoviniai varikliai visą laiką sakiau ir dar kartą pasakysiu, kad senoviniai varikliai renkami, jie ne tik tais gerai turi dirbti, bet dar ir estetiškai gražiai atrodyti. Kad ne taip, kai susirinkimą atvažiavo, tai gink dieve, bijau kapotą atsidaryti. Aš manau, kad kapotus turėtų atsidaryti visi. Nu, aš mechaniks, Rolandas motoristas, man pritars. Nu, nusipirkom tokį aparatą, kad niekur nereikėtų važiuoti ten labai kažkur tikrintis. Kaip visą laiką primityviai, bet genialumas ir slypi paprastume. Taip. Na ką, Rolandai, papasakok tada man, kad kaip čia dabar atsistoti. Ką mes čia darysim? Fabro dizelinis injektorių tikrinimo prietaisas, mechaninis, tiek tinka paprastiem injektoriam, visiems forzankiam, kaip norim pavadinkim. O čia nusipirkam priedą, kad patikrinti Common Rail purkštuko veikimą. Tai norėčiau parodyti, iš tikrųjų, radom blogą, tiesiog norim pademonstruoti pirmiausia, dėl ko pradega stūmokliai. Išeina širkiuotės alkūniniai vilinai, ten norėskim ir prasuka švaistiklio įdėklus, guolius vadinamus, viską, dėl ko taip atsitinka, dėl to, kad detonacija. Pavyzdžiui, galėjo mašina ilgai stovėti, neužvesta, užstrigo injektoriaus angalis. Tai va, dabar noriu parodyti, kaip iš tikrųjų būna, dėl ko atsiranda detonacijas, garsus variklio darbas, kalimas vadinamas toks. Tai va, pažiūrėkit, kaip būna su įstrigusiu injektoriu. Matot, tiesiog nereikia nejungti srovės, niekais yra atidaryti ir padėti užstrigus adatą ir kuras tiesiog purškiamas, va, kaip iš laistytuvų tiesiai į cilindrą. Čia yra pagrindinė didelė bėda. Jeigu užgirdot, kad yra didelis kalimas užvedus variklį, daugiau jo negazuokit, nieko nedarykit, tiesiog ieškokit priežasties, kodėl. Tai va, čia yra jau pats blogiausias atvejis. Čia ne elektros įvedot, galim paduoti impulsus. Jeigu girdisi, va čia ir dažniai, bet nieko negali padaryti, kadangi įstrigus yra adata, tai va čia daugiau ir to viskas tikrinimas ir baigėsi. Čia tik išardžius pamatysi mechaninį gedimą, pavyzdžiui, angalis užstrigęs, tada jau viską darai išvadas, arba keiti patį angalį, ar purkštuką visą. Tai tiek, o dabar uždėsim gerą. Na, dabar sekantis injektorius dirbantis, tai parodysiu, kaip veikia. Atitinkamai slėgis gali būti didesnis, svarbiausia, kad gražiai išpurkštų nelašeliniu būdu. Čia yra grįžtamatis. Jeigu labai greit kyla grįžtamas, reiškia, jau trukdo užvedimo momentui, nes visas suslėgtas kūras grįžta atgal į grįžtamą. Tai va, daugiau čia galim dažnį pareguliuoti. Žodžiu, va, čia jau yra geras injektorius, tiesiog dulkėmis paverčiu kūrą ir turėtų būti viskas gerai. Tai tiek. Ir žinoma, matome, kiek jau yra padaryta.
Dar susistabdo, sakykime, dėl labai smulkmenų, tiesiog randi, kad yra, pavyzdžiui, čia nulaužta. Nu, bet čia dangtis didysis. Čia yra detalė nulaužta. Ok, prisiklijuos. Netein kažkodėl detalės, kurios ateidavo per 2-3 dienas, netein jau savaitę laiką. Tai Rolandas pasilika tarpelį, kad čia įkišti ir užsukti su originaliom tarpinėm ir viskas tvarkoj. Dedi irgi, gal kitiem neužsimirš, gal mums užsimirš, reikia ir taip pasakyti. Viena buvo skylė, sakykime, su paprastu varžtu užsuktų. Visos gražiai susidės su gumėliam savo, tvarkingai kaip turbūt. Ir dabar neugi paliksti. Vėl 3 dienos. Labai išilgstas laiks, labai keik žmonės, tai būsimi klientai irgi žinokit, kad užtrunk tie dalykai, ne tik tais ir dėl žmogaus faktoriaus, ir dėl atsiuntimo, ir kaip minėjau čia vienam video, kad ir užsisakai, bet už savaitės atsaka, nes neturi, tik tais prisireklamavę ir stengiasi padaryti taip, kad jau kiekvieną detalytę, o ypač kuo sudėtingesnė tų laikų 2090 metų varikliai, kur buvo perėję nuo vakuumo ant elektros arba maišyti su vakuumais elektrą, ten dar daugiau turi patikrinti. Jeigu nori paleisti, gali žaisti ant tos vadinamos sėkmės. Paėmėjai, sumetėjai su senom, su hermetikais ir eis. Yra žmonės, kurie taip daro ir važiuoti į variklį ir visą kitą. Bet mes taip nedarome, mes stengiamės apžiūrėti iki pačių smulkmenų, kad kiekvieną šlangutę vamzduką numatyti, kas ten kaip ten. Tai darbai einas, greitai išgirsim lėktuvo griausmą. Iki.